Labdien! Labdien! Labdienėl! Prasileido, nepaspaudžiau mikrofoninį mygtuką, tiek šnekėjau, tiek rodžiau ir gavos biški juokinga. Ir dabar, kur bus muzikinis fons, tai ten nepaspaudžiau įrašym, mikrofoną mygtuką. Tai va, prieikim arčiau, pažiūrėkim, ką padarėm, daug nepadarėm, nes dabar vasarą, vakar reik būti laukiai, negaražiai. Bet kai galim, taigi padarom. Prieikim arčiau. Žiūriu, turim paliktą dovaną. Meistrėlių. Čia netgi barš nupjauts. Nice. Dabar reikia kažką išsuktins. Bet čia vis tie ir prasuktiniai. Nelen, ne vien galvot. Nežinau, kad čia mums seksės. Pradėkim nuo katrau. Visi prasukti. Ujujui. Vištas iš želiots. Pažiūrėt, ką patrūdo raštėlis. Aš nesizduoju, ką pašans atsoks visus dabar. Vėl šitas nuželiuots. Kop taip, aš nesuprantu. Kop čia taip įmanom. Imam ketrakčiuk, nes kas antras skirtingas varžtas. Yra aš nesuprantu, nei tik perviršti, kada nei liko ne tik. Jo, loktaitų privaryta. Молодец. Šitas vis mėlins. Buvo keistas, man atrodo. Šitas į pakeis gulis. Bet kadangi mes vis dažysiam, turim turėti lauką. Kiek dabar šansų, kad čia bus te priburta, kad aš nedarysiu. Bet čia gal keit. Yeah, boy.
Paeina judinti. Štai prakčiukštas įsidedu. Biškį pasukinu. Pirmiau gal. Anas išsitrauk, žiūrėjau. Nu va, yra irgi čia pasisloksnenius. Bandom atsilopti. Ir irgi mes pabandom biškį suturbinkite dailę. Dailę pašlifausiam. Blogo nebus, jeigu sugadinsiam, sugadinsiam. Biškį pasišlifaunam ir pažiūrėsim, ką patrot po to. Gal išsmėliaus, išdažys, aš kai galėjau tik pašviečiau, aišku, čia nėra didelė. Čia reikėtų žaisti, kampus išiminėti, bet nieks nežais. Duvešim smėliauti. Gera bus. Dabar, kol įdažom detalės, pradėsim krapštyti variklį jau. Išvežiau vis detalės į dažymą. Praktiškai visas, milteliniu būdu dažyti. Riems, amortika. Įvairias konstrukcinis detalės įdažomas, o baks ir plastiką eisim pat gal. Dabar susikoncentruokim ties techninė dalim. Imsim variklį, pradėsim ardyti. Planavau nelysti variklį, nes nieko lysti, viskas ten geras sonau, bet kadangi jį ištrauks dabar ir dabar jį patogiausias būtų viskui pasižiūrėti, nes paskui atgal įkišiam. Aš šiandien nebenoriu trauk lauk, tai gal mes sonų išsitraukiam, pasižiūrėsim, kas ten ką patruot. Aš užsakiau visas galvos tarpinės, cilindrų tarpinės, nusiimsim, pasižiūrėsim kokią tarpelę žeidų, jeigu į blogą, pasikėsim žeidus, o gal ir stūmoklius, bet stūmoklį tikriausiai nereks, nes on speedometro bėg 60 000. Jeigu čia tikra žizda, tai tikras stūmoklių ten žeidų nelabai reikės keisti, nes ten gal po 100 000 drosi pravažiuoti. Bet kadangi variklis ir ištraukts, mes sano pasižiūrėsim, į paskui nereks su galvos. Geriau dabar negu vėliau. Su rėmų ir rėmų dažym ein Green Comedy. Jau praėjo kiek 2 mėnesiai, dar rėms nedažyts. Aš skombinėjau kiekvieną savaitę, kol kap su to rėmų kokia situacija, tai žmogelis sako, dano smėliautojas užgėr ir niekam nepabaig rėm. Tai jans parsivež to rėm pasais, nuvež pas kit smėliautojui. Tai žadčiau savaitę pabaigti. Aš jums dabar parodys, kiek aš turiu detalių iš Japonijos teisės sakiausiai, OM detalių. Parodys, kiek turiu. Ir dar parent ryto vaporį dar vienas siunta bus. Tai čia tik tais detalės skirtas rėmo guolė, salniką visi. Pažiūrėkit. Čia dar ne viskas.
pasimatavom voštuvus, išmetėm, įtraukėm, būti įėjim 013, 017, 015, 016 buvo, o išmetėm 1822, panašiai teikiai buvo, biški didžiai pos. Tai va, tai aš manau ką, pasimatau tik dėl savęs, nes aš niekada nesureguliuojusi tam šitas. Nes man, kad važiavau, labai priekinis cilindras toks tarškėjams. Bet aš manau, kad čia buvo ne iš cilindro, nu, ne iš tų voštų kažkoks, iš pašalinis garsas. Pasimatau dėl savęs, tik visko ardysim lauk. Dabar pasimatausim, ar nereikia keisti tempėjus. Apsisuksim variklį. Šitas, čia man atrodo turi būti maksimum 6 mm tas išlynis. Pasimatausim kiek yra, jeigu ant yra per daug, tada tus reiks keisti. Aš suprantu, kad čia nebūtina keisti, važiuoju 100 metų. Bet kadangi mes ant esam išsiardę, mes pasižiūrėsim. Pažaisim, kaip sako, kaip didelis lego. Čia tas variklis būtų važiavęs tikriausiai dar, vajas markiai. Ir apie 3,7. Super. Dabar apsisuksim variklį ir pažiūrėsim kitą pusę, kaip atrodo. Keturi kablis 6 pos. Ir daug žingsnių, kuriuo aš nežinau, tai aš atsivertu manualą, pasiskaitau. Man atrodo, ir greitesnis būtų viską daryti, bet aš seku manualą, nes jeigu susimausiu pats, savim kaltinsiu dabar. Seku manualą, žiūriu, ko daryti ir man atrodo, čia visų greičių gal padaryti, apeinant porą tų tokių žingsnių, bet seksim manualą, ko neįsakti, apidarom ir paskui nereiks galvos. Tada palei manualą reikia įsispausti vidų tus įtempėjus, įkišti kvelytę ir tada toliau viską ardyti, tai tepį padarykime. Taukštas reikia spausti vidų ir su replėm ištraukti pipselį, aš neištraukant, toks dar kampų nupjauts, praleistų žingsnį. Tai dabar atsisuksim. Bet to, kad norint nuimtus, reikia pasistatyti cilindrą į top dead center. Tai visi voštas šitas turi klibė dailę, reiškia, yra ant top dead center. Ir atsisuksim dabar vis po biškį, dalim išimsim. Dabar atsisuksim tuzdu, nusimsim pipselį ir tada nuimsim nužvaigždus vieną varžtą, tada apsuksim ratą visą aplinkau, kad kitą varžtą pasiektumėm. Atsukau varžtus, dabar reikia nusiimti tuvis. Taip, dabar reikia atsisukti tuštas pirmą raštėlį. Ir tada apsuksim 108 laipsnių ir nusimsim kitpus. Labai nenužėliusim. Ištraukim žvaigždę. Čia biškį išsisiurkėmės to tepalą, nes paskui bus šį didelis prūdas. Čia reikėtų ilgesnis ronginas, aš neturiu. Bet gal atsuksim. O, žiūrėk, čia ir didesnį vidų. Tu nelabai atsuk. Gal nebus labai nuodėms.
reikėdavo atsisukti tempėją. Tempėjas, nežinau, matos, atsisuk iš čia. Taip, šitas neatrodo, kaip po Lietuvą kokiai. Dabar lygiai to pat pasidarykim su to cilindru ir paskui užsiimsim stūmoklius. Dabar nusimam to pat, lygiai to pat principum, tai aš nerodys net. Nežinau, atrodo normaliai. Taip, dabar nusimakim žeidus, pasižiūrėsim, sukišėm į cilindrą, pažiūrėsim kokį tarpelę. Bet aš spėju, kad čia viskas bus gera. Bet pasižiūrėkim. Taip, žeidai susideda iš 3 dalių. O tas. Taip, to mes biškį nuvalysim su šepetėliu, kiek įmanom. Ir nušveisim. Ištepkim vidų biškį, kad slystų geriau. Tas tarpėlis matos. Jūs matausim. Palei manualą viršutinis žeidas turėtų būti nuo 0,10 iki 0,30. Tai, sakykime, service limits yra 0,50. Nu, pažiūrėkim, 10-30. Čia ištrauksim. Kapital 50. Ok. Tas yra kokį 55. Taip, antras žeidas. Žodžiu, tas irgi per didelis. Užsakysim nuo žeidus. Tus pasiliksim, bet užsakinėsim naujus. O, tiek ir ištas, tai 25, 50 nelėna. Ne. Ta žaidas įgers, bet mes nukeisim tik. Pažiūrėkim antrą. Vis tiek sakysim komplektą, kam čia dabar. $30 turėtų būti normaliai. 30 lend. 40. Vos. Įdidžiu posiu, bet dar limit. Gerai, nežiūrėkim tų kitų, nes vis tiek sakysim komplektą.